šios rungtynės gerai apibūdina vieną posakį, kai geriau blogai žaisti ir laimėti, negu gerai žaisti ir pralaimėti. Tai šį kartą buvo tas pirmas atvejis, kai ypatingai rungtynių vidury tikrai nebuvom šviežus ir varžovai turėjo iniciatyvą. Bet džiaugiuosi, kad kovomės iki galo ir sugebėjom laimėti rungtynės. Prieš rungtynės jau ir su pačiu teko kalbėti, nebereikalo kalbėjom, kad turim šiokių tokių problemų, nes treniruotės nedalyvavo bent 4 žmonės. Tai tas pats Justas Sinica, Vytautas Šarakauskas turėjo problemų, Martynas Mažeika, kuris po traumos sugrįžo, ir Vytautas Šarakauskas, kuris turėjo nugaros problemų. Tai neturėjom pilnaverčių treniruočių ir man atrodo, tai ir pasijautė. Na, o varžovai šiandien tikrai pademonstravo gero lygio krepšinį ir manau, kad šiandien nugalėtoją lėmė kažkiek ir sėkmė. Galbūt dabar krepšinio dievai atiduoda mums tą duoklę, kurią mes išnaudojom pirmojo sezono daly. Bet kokiu atveju noriu pasidžiaugti pergalę ir pasidžiaugti, kad blogai žaidžiant kelis kartus išleidus iniciatyvą sugebėjom grįžti į žaidimą ir laimėti rungtynę. Atvažiavom čia išsivežti pergalės. Ruošiamės labai rimtai ir, kaip pamatėt varžybose, iki pat rungtynių galo turėjom šansą grįžti namo su pergalė. Kas nutiko, kad toks žaidimas klampas buvo šiandien? Kuriai komandai, paklausiu? Abejom, baudų labai daug. Tiesiog ta pati pradžia, mes po kelionės salėj pirmą kartą šį sezoną žaidėm su Neptūnu. Tai Neptūnas vis tiek žaidžia su aukšto lygio komandom, VTB dalyvauja ir kol prisitaikėm prie jų agresyvumo, prie jų puolimo, prie gynybos, mes turėjom pralošti pirmą kėlinį. Vėliau susistygavom ir grįžom į žaidimą ir iki pat galo. Treneri, kiek trūko rungtynių pabaigoje tų krepšininkų, kurie susirinko 5 pražangas, tarkim, Jonas apskritai labai anksti išsigundavo? Šiandien jie nerodė geriausio savo žaidimo ir tai mums trūko, bet kaip dažniausiai būna suolo žaidėjai, pakyla nuo suolo ir pakėlė mūsų komandą. Tai turbūt pirmą kartą šį sezoną aikštelį pamatėm suolo žaidėjus ir jie tiesiog tempė komandą. Tai džiugu tai. O kiek trūko, man atrodo, mes buvom teisingam kely iki pat varžybų galo ir tiesiog galėjom pabaigti varžybas. Paskui mus išbalansavo labai į mūsų baudos. Išsibaudavo mūsų tie žaidėjai, kurie geriausiai pradėjo rungtynės. Tai Šarakauskas, Ulanovas. Ir reikėjo daryti kažkokias korekcijas, gal kažkas nepavyko. Ir manau, kad tai buvo ta pagrindinė priežastis. Ką pats teisėjams pasakėt, kai gavo techninę pražangą? Aš gavau staliukas. Jeigu tiksliau, asistentas. Tai, aišku, yra toks kaip ir trenerio darbas, yra spausti teisėjus, o teisėjai arba į tą spaudimą reaguoja, arba ne. Arba pasiduoda tam spaudimui, arba ne. Bet gal tokias rungtynės ne krepšinio dievų palankumas, o tiesiog parodo, kad jūs auginatės tą nugalėtojų mentalitetą? Aš norėčiau taip tikėti. Gale dar nebuvo viskas užtikrinta, buvo ir valda mūsų ta tokia bereikalinga bauda ir panašiai, bet įmant, kad antrą rungtynę persiorientuoti ir nugalėti, tai aš norėčiau tikėti, kad taip yra. Kalbant apie Justą Sinicą, kokio rimtumo ta trauma? Ar jau aišku, ar dar ne? Na, aišku, vieni daktarai pasakė, kad ten yra riešo kauliuko lūžis. Aišku, mes dar kreipsimės pas kitus daktarus, kad konsiliumas patvirtintų. O Justas Sinica nors įsiliejo ir vėliau, bet yra svarbi mūsų komandos dalis ir tikrai jaučiasi, kad ir jo nėra. Jeigu pasitvirtins medikų prognozės, kuriam laikui neteksim? Kiek man žinoma, tai apie mėnesį laiko. Paskutinė pozicinė ataka po tai mato, tokie turėjo būti ar improvizacija šitai? Na, kažkiek tokia turėjo būti, kažkiek improvizacija, nes pirmoje fazėje turėjo kamuolį gauti Runkauskas.
tam nepasisekus turėjo kamuolį priimti Ulanovas apačioje. Nu, panašiai ir gavosi, varžovai labai bijojo Mariaus, tai net 3 sušoko ant Mariaus ir gavosi Martynas laisvas. Martyno jau tas pakirtimas buvo improvizacija ir nu, turbūt čia yra tas jau patirtis tų paskutinių minučių. Be Runkausko žaidžiant, aš turiu minėti, kada jis ir žaidžia, bet kada nepelnant taškų, kiek mes įpratę iš Klaipėdoje, žaidimas bent jau puolime vadovaujant komandai skiriasi, ar visgi nesureikšmina to? Skiriasi, aišku, nes Marius jisai pelno daug lengvų taškų, daug gerų emocijų suteikia tiek savo, tiek žiūrovams, visą papildomą užveda komandą, bet turbūt taip nebus, kad Marius jau išmes per rungtynės po 13 tritaškių metimų. Jam varžovai to daryti paprasčiausiai nebeleis. Ir jis tą ir pats supranta, ir kuo toliau tai jam bus sunkiau, nes jau pripažįsta. Sunku paaiškinti, bet detalės čia turbūt grįžę peržiūrėsim ir nenoriu nieko kaltinti. Bet tu labai apmaudus toks pralaimėjimas psichologiškai komandai. Ne, nebus apmaudus, mes kaip tik, mes žinojom, kad šiuo metu Neptūnas geroj formoje, laimi prieš stiprias komandas arba bent jau kaunasi iki galo, tai man atrodo, mums tik teigiamos varžybos, tiesiog neturėjom tokių daug varžybų, kad žaistume galus ir mums svarbu buvo taip laimėti, bet ir naudos mes gavom iš to, kad sužaidėm sunku galą. Galbūt sekančiose varžybose tokioj pat situacijoje mes kažką kitaip elgsimės ir būsim daug ramesni, daug labiau pasitikėsim savim.